Ką čia vyrai darot? Tu matai, kokį mes skirtį nupirkom? Vienu žodžiu, šiandien važiuosim ieškoti aitvės, nes jis vėl dingo. Slėpęs nuo kariuomenės. Kai sako, daunotam arkliui į dantis nežiūri. Akinių sako reikia. Reikia nežiūrėti. Deivulė ką pergrėžė, ką Deivulė mortiką pamerkė. Gal užaugsė? Tik bijau, kad nulūštų pasiūdų. Čia gal nereikia, prašau. Parašykit komentaruose, kas esat matę tokį nesąmonę, kaip mes dar. Kaip Deivulė tu vairuoji? Aš šiek apsiginglavęs lakierką. Tikrai jau darosi baisu. What the fuck? Užrakyk mašiną. Ką čia vyrai darot? Ką čia krapštot? šitą? Gal labas pradė? Labas, Mariukas. Aš čia tik pafilmuot atvažiavau, tikrai nesu jum būt. O tu matai, kokį mes skirtį nupirkom? Čia Jogailį 2, Jo gali 2. Černova mūsų slidį. salonui mėnesinys. Sutvarkytas? Sutvarkytas. Tai išplovėm. Deivulį detailer place. Ateik iš šono šito. Išlengvinot. Mašina lengva. Tai iš inercijos aiskersa biškį, ne? Rankinis mirtinas. Mirtinas. Bet gal labą dieną. Tu kepurę to rutino nusimka girdė. Darbinė daug. Tai va turim. Audė. A4. B5. 5. 1.9. Dizelis kiek kilovatų? 8.5 turbūt. Ar 8.1, neatsimenu. Gal 9.1. Bet eina kai lėktuvas. Nu, ne lėktuvas, bet važiuoja. Kai Deivulė su geriau nevažiavęs, tai F6 kosmosus. Vėliai pirkom, kai nesikūrenčiame tie. O Deivulį užkūrė. Mėgom komandiškai užkūrėm, ant buksyro patraukėm, užsikūrė, o po to veikia starteris buvo pastrigęs galimai. Kaina, žinot kokia? 150 Kad dar pilnas korobakas buvo. Nu, tai čia realiai uždyka. Kad dar katulis yra. Bet jisai ne tavo, nebus tavo. Tai 20 eurų kainuoja. Tai kas daug pinigus Iš kur tu žinai? Iš kur tu jau žinai, kiek jisai kainuoja? Nes jis mažiukas, jeigu būtų didelis, kainuoja daugiau, bet mažiukas. Mažiukas, bet mums koksai brangus. Nu. O kodėl tu su balta maikė į garažą? Mariukas. Na jau viskas. Labai šūdino šitos maikės, pažiūrėkit. Mariukas. Žodžiu, Mariukas, kol tavęs nebuvo, tu pažiūrėk, ką salonė pasidarė. Makūrė. Tai atsimeni, kas buvo? Kas čia? Atsimeni, kas buvo? Gale. O, breklynerių da. Gale buvo šiuklynas, atsimeni? Išsirpta, viskas padaryta. O kas čia? Doratai? Šie ratai keliaus ant Audi? Realiai šiandien. Jo? Tai jie biški padangos aukštesnis, biški Afraudas. mašina bus aukštesnė. Turi smėliavimo įrankį, nusmėliom juodai nupučiam, kai Marius į svajonę padarom tuos ratus. Žodžiu, šiandienos idėja tokia. Pasidarom biškį Audi, išsikeliam ją, važiuojam į mišką ir pravažiuosim gal po kokią vieną kitą apleistą vietą. Kai sutems, kad Dievuliai kelnes. Man per savo sėdėjau iš ryto. Dreba? Jo. Kinkos. Tai žodžiu, ratukus užmetam, pabandom iškelt biški. Kažkaip. Kažką. Nuo buso gal skroklės įdėsi. Norėjom padaryti tokį trumpą update'ą jum, kas pas mus čia vyksta. Kiek mes visko turim, jūs net neįsivaizduojat. Šiaip parodysim trumpai viską, pamatysit tas mašinas ateities video. Gal ne visas, nes pavyzdžiui, Mariukas nusipirko kaip 6, 2.8, lokas, rankinis. Jau ir spėjau sudaužyti, ir spėjom jau ir surinkti mes jį. Visas priekis naujas, nes buvo visas ištaškytas. Toliau turim Lexusiuką tokį, tai čia yra mano automobilis. Pilnai paruoštas žiemos linksmybėm, vėrintas reduktorius, rankinis, žodžiu, viskas veikia, viskas paruošta padaryta. Pamatysit šitą mašiną kitam video, kaip šeriam ant sniego. Turim ir slyvą. Nu, čia ne slyva, čia kiauliai, nes ne faceliftas. Man čia yra kiauliai, nes čia yra ne face'as. Tai Bet toj bus face'as. Toj bus face'as, buvo justelis sukraus. Čia yra justelio bolidas, irgi virintas reduktorius. Realiai daugiau nieks nedaryta, bet sudėti. Nu, nespoilinsiu, pamatysit kitam videake, ką mes su jie dar padarėm, kokių dalykėlių čia. Nu jau čia žinot, kaip mes be tų omegų. Nu negalim be tų omegų. Tai va, 300 eurų nupirko mašiną, nevažiuojanti buvo. Žiūrėsim, kas gausis. 3 metai stovėjus ant pievos, mašina nevažiuoja. Pamatysit kitoje serijoje, ką mes su jie nuveiksim. Dar turim 2 džipus. Kia ir Land Rover. Koks ten buvo? Discovery 1, justelio numylėtinis. Turim limuziną, Omega. Jos hebra nepamirškit, mes ją turim ir dar darysim. Kaip tu Deivulė viską spėjai? Nu tu kaip tu Tai va viską dabar ir spėjai? norėjau prie to prieiti. Ta prasme, kaip mes hebra spėjam. Mes turim savo darbus, ne visada prieinam prie tų mašinų, bet labai prie to prisideda kultukas. Tai prieš darydami šitus visus darbus, būtinai atsigeriam kultuko, kad turėtume jėgų, energijos, motyvacijos šitiem visiems darbam. Nes jos tikrai reikia. Rekomenduoju jums paragauti, atsigerti. Yra įvairiausių skonių, būtent šitas yra originalas. Tai kadangi pradėjome šiandien darbus, tuo pačiu gal ir paragaujam, ne justelis. Pasipilstom. Gerą Deivulį išrinkai. Grįžtam į epizodą.
Vienu žodžiu, šiandien važiuosim ieškoti Eitvės, nes jis vėl dingo. Jo, Eitvim, sako, jisai pasislėpęs nuo kariuomenės. Dėsim šitas gal? Storus. Tauros ir čia nuo buziko, tai žinai, svorio daug laiko, tai turėtų galingus būti. Dėtume ir priekį, bet priekį nebuvo. Tiesiog Nėrspirok, bet rimtai. Žinai kas? Va, pirštais nerodo. Ar buvo? Nėra spirokų, rimtai nėra. Kaip taip gali būti? Nežinau, nėra. Nebuvo komplektacija. Nu, pažiūrėk, nu, atei. Bet net nėra vietos, kur jom dėti. Va, amortikai. Nauji. Bilšteinai, ne? Bogė kažkokia. Automechanik. O spiroklių nėtų. O čia tavo prakėlis koksai. Nu. Čia šitą aš prikerinėsiu. Kemperis bus. Matai, dabar rūdys va. Va, matai rūdys. Tai Čia Daivūnė nori pasidaryti šio namelį medijų. Jo, dar. Kelsim ant medžio. Ne, tai nekelsim. Pasodinsim sodinuką. Marius jau užsiema tokiais sodinukais Tokia. ir užaugs. Užaugs bus medis. Medis bus. Tai va projektą darau, žinai. Žinai. Žinom. O tu žinai? Kol kas nežinojo, bet dabar sužinojo. Gerai. Jie pakūrė apie tai, kad čia silkės vairas. Apipsikas veikia? Ką tu darai? Dušmanas dar. Trumpam. Girdi, diskai raižyti, grėžiuoti, kokį čia? Čia tokie turi būti, žinai. Sportiniai. Pusė šie tokie čia laikys tavo koją. Ką? Pirštas. Daivulė, ką darysi čia pasakok dabar į kamerą tiesiai šviesiai. Nemeluok. Sapnuoja. Čia yra vamsdukas. Mes pasikalbėję esam su tokiais bičiais, kurie nupjauna šį čia ir virina per vidurį vamsduką. Taip iškelia. O čia saugu? Saugiau negu tu įsivaizduoji. Čia homologuota, patvirtinta, čia gamyklos. Kaip atrodo račiukai? Ar ne tai, kad... Žiūrėk. Kas žiūrėk? O, tilps. Ne, tai čia žemė, seniai. Centras per didelis, matau. Ženkliai. Skylės netinka. Tiktų, bet to žemės dabar kažkaip... Tai? Taikys. O tai ką su centru? Galvoju, ratus išvalyti taip gražiai, žinai. Galvojom į Vilspoto vešim, bet tai ką čia? Ne, patys gali. Žiūrėk, tinka varžtai visi. Nu, tinka. Tinka. Na, čia palė kutas. Patinka tapo. O kas čia iš vis, nu, čia, žinau, kokio trečio golfo tie ratai? Nu, būsų. Leidžiam? Ne, nepriveržiu. Tai neverš. Tai viskas? Nu, tai tik. Kiek čia to primatavimo? O tai čia tūka, kaip ką? Čia suaidė. Daivulė, užė gal geriau, šitaip aš pagalvojau. Nu. O tai kaip mes važiuosim paskui į mišką? Tai nereiks. Persakau. Kodėl? Kokiai čia negalima. Kas? Čia nesportas. Dropai, su dropu nesportas. Tai kaip tik sportas su dropu. Sportas. Į viltų valgai. Kodėl manęs bijai? Aš nebijau, žiūrovai bijau. Prašė komentaruose. Bijau. Kaip būklė tos mašinų. Nesupuvęs visai. Visai? Oik, tu čia kaulas. Gerai. O kapoto fūrinė straigė. Fūrinė čia? Kur tas raigė šis? Čia. Tai generatorius. Tai šitą padaliam čia ar kaip? Jo. Gerai, kad apsaugų nėra. Bet tai dar apsaugą reiks dėti. Čia Daivulės apsaugais gamina, kam reikia kreipkitės. Visą dugną Karteris kaip nepatogiai. Pažiūrėk, karteris pačiam priekį. Tai jaunys matęs jau biškį gyvenimą. Oba! Tai čia dabar tai šiaip ujų žiūrėti yra. Tai gal ir antrą išsiemam? Nu, tai tu gali įsimti, aš galiu viryti. Sumaišysi Nu, davai. Pagal storį tai čia suojas. Tik tai reikia, nu tai čia tų vaštų keli yra. Taip. Vienodai, kad atpjaudžiam. Taip, geras vienodumas. Manau, ties veržlė ir ties va šitu. Jo. Tai čia Nebus per daug. rimtas džipas. Ne, nu, tai čia bus. Tik pirmoklinas spaudžiasi. Inicomai kokį. Tikiuosi ne taip suvirinsit kaip Omegos reduktorių. Nu svarbu neišlūstų važiuojant daugiau. Tai žinai ką, gerai nusivalyk. Taip. Nes čia tokia vieta jau kur. Kur Daivulė gali paskui nuo trasos nueiti. Matas reikės, tai kažkaip nežinau. Tai jo, bet šitą tik vieną turim. Tai gali dėti šitą čia, o kitoje pusėje vis tik tą patį reiks dėti. Dėkit. Neturiu antro tokio. Vienoj pusėje ilgesnis, kitoj trumpesnis bus. Kalpokai geri nemėg. Tai jau. Sakėt ledinį mašiną. Ta mašina praktiškai dovanota, tai kai sako dovanota marklį, į dantis nežiūrim. Žinai, kai ateini mašiną pirktų 150 eurų, tai ten svarbu, kur esi važiuoja, ten daugiau nežiūri į tą kosmetiką, žinai. Aišku, pirkom tai nesikūrė. Matai, mes jau kai... Į priekį tu matai Mes biškį, ne? potencialą jau suplanavę iškart į priekį viską, jau numatę. Jei būtų nesikūrus, būtume užtempę ir apvertę visi. Taip. Daivulė šūdo neperka visos važiuoklės detalės naujos. Čia tvarkyta, pažiūrėk, nauji šitie. Gumos naujos. Tu matai variklio skyrių. Tu pažiūrėk, kaip čia švaru.
Net neapsitepalavę, gražu. Net gaila tą mašiną laužyt bus. Bet laužysi ar ne? Aišku laužyt. Tapo dalis. Svarštik. Jums patinka švelnus paviršiai? Taip, kuo švelnesnis, to geriau. Kaip su moterim. Kuo jinai švelnesnė, man to geriau. Nebūt geriau? Ja, galbūt geriau. Krašte, jo. Nu pasatė, tai buvo per centrą, tai jau. Tai ten matai, nepatyrė pjovį. Aš tai galvoju, čia būt geriausia. Nes čia apvirint gali paskui. Nu to, jeigu jūs taip galvojate. Nenusipjausi, gražiai Aš nepasiruoši. tada to nedarėte čia. Tai va gal dėl to jie ir taip darė, kad pasiruoštų būtų, žinai. Tai reikia per vidurį. Tai dabar mes čia nepatyręs kaip. Jo, nebesveikia, man. Fleksų reikia tik šiek tiek. Rolexą čia šau. Kažką. Sargai, mariukas. Tu nekrutėgi. Akinių sako reikia. Reikia nežiūrėti jau. Deivulė, ką tu čia dovonę bandysi uždėti? Nežinau, ar čia iš vis verta ją dėti. Da, aišku, kad verta. Arba dėdam tik tai nuo čia iki čia va. Ten gale... Ne. Deivulė, ką pergrėžiai, ką tik. Čia pasaudė pasirodo eina su visu balkiu, čia toks metalinis eina šūdas. Nu čia vamzdis intercoolerio yra. Ir aš į tą vamzdį dabar prisukau apsaugą. Tai kokios pasiekmės gali Tai šiaip gerai čia prisisuko, tai viskas manau bus normaliai. Gali kažkiek biškį pašnypšt, bet Kaip tau čia sekas tas to gadėt? kaip sakoma, čia tik detalės. Nu va, priekis yra. Dabar, O galas kur? tai dabar šausim čia va. Ir laikysis. Ir užteks, ne? Žiūrėsim. O kažkur ne ten grįži, man atrodo. Jo? Jo. Taip galvoji, Mariukas? Aš manau taip. Tu taip manai, ne? Taip prastai. Kodėl? Nu, nes tu jeigu taip manai, o tu pas mėgtus iš specialistų, tai... O kas čia daug plėvės, karo čia kabo? Kokios prievės? Tavai, na. Apsaugos visokios. Buvau. Gale dar ten, čia du, ten du. Visio. Viskas? O kada lėksim? Paklauskis telis, kada užvirina. Stelis, kada lėksim? Raušinė maišyk. Nu, prisiduok. Zabys. Prisiduok darbus. Zabys. Nu tai vieną suvirina. Tai mes, kad gerai padarėm, tai žinom, o tu ką tu padarei? Vieną pavirina. Atsimatavai kiek cemų ten? Prasididino galas. Nelabai? Ką? Nelabai. Tai pasižiūrėk, kad kitą panašiai. Mišakės. Kitą nešvirinsiu. Biškai greivai. Svarbu, kad nenulūžtų. Tai... Čia Deivulės. Hatos viršininkas. Interviu. Deivulė Mortika pamerkė. Gal užauksė? Normalu, jie. Geriau. Girdi? O, šnypšia gaidys. Sugrūdins. Tiesus akimirka. Ar kreivai, ar nekreivai. Bet tu be akinių virinai, tai visko gali būti. Gali visko. Reikės paspausti. Tai no problem. Neįkišiu. Reikalai. Daugokai. Daugokai trūksta. Kažin, ne per daug čia. Ne per aukštai, ne per didelę kartelę, o čia jau įsibrėžiu. O pasašiu nelaužyti. Vyris. Jeigu... Na, pirmiau. Pabandyk paspausti. Bet aukščiau tai achujenai bus. Seni priekis, 2-3 kartą aukščiau nei galas. Kiek trūksta? Paspaudus. Bet trūksta. Mortika suspaus. Deivulė bajoras visokių įrankių turi. Ką daryti? Niekas nemažėja. Biškai sumažėjo. Patys pirokai. Bet šitas atstumas nepasikeičia. Šitą reikia paimti. Gerai, gerai, jau čia. Sutrumpėjau nemažai. Šitas mačiau, kaip ėjo į ten. Mačiau ir aš draugas. Dabar tai eisiu. Čia svorio toli. Ais, paspausk. Nu įdomu, kiek pakels. Amortikas įdėtas su visam. Su įrankiu. Laimė tau. Nu, dropas geras čia pusiau, man atrodo. Nu, sudropinau kiek įmanoma. Kiek eina jau? Gerai, kad daugiau nepadariau. Nes dar mintį turėjau. Da milimetras į Dar viską. pusantro cemo turėjau dar. Lyčno. Pažiūrėk. Tai biškai pasėjęs, ką žinau, bet tai. Tilptai visas. Tilptau visas. Deivulė, tu galėsite pasikabintant. Ant važiuokliais lėk po arką.
tai kažkaip viskas, aš tik bijau, kad nenulūštų tas šūdas. Man tik vienintelį paėmė. Pasatų nenulūžo, bet tai. Bet tai kokį ten virintojai buvo, žinai, nežinai, Nu, tai ką tu kitaip gal rimti. Nu, džipas rimtas. Nusėmam ratą galinį. Kolega, problem? Tai nieks neruošta. Nieks neruošta, Deivulė situaciją papasakojom. Čia galvojom spyruoklį atskirai, jau čia pasirodo su amortiku ir čia nieko neina prie haltūrinų. Dabar bandom iš vidaus prieiti. Deivulė ieško ryšių. Ieško kontaktų. Bandysim iš vidaus. Jūs tos matuoja, Kovo licomai. tu kam tu pasakai, būtų atspėjęs manys komentaruose. O dabar Aš nustebau. 8? Nu. Nemažai. O gale Deivulė kokia palauk, nebeik. Mechanizmas koks, parodyk čia su tais. Galas susideda, tas atsiremia į ten. Viskas Tai aišku. tokiais svarčiukais prisisuka. Dviem. Dviem. Tai sprendimas toks paprastesnių. Varžtai ilgesni trigubai. Ir Pridėsim, pridėsim šaibų iki čia. šaibų mes turime, ne? Mažok, čia gaunasi 3 tomai. Bet Deivulė kepuriuką tavo, tai jau reiks mes lauk. Gerai? Instrumentas parodyk geras, pakrūdyk. Čia gal nereikia, prašau. Va ties šitą vietą. Čia arčiau. Va. Nu, tikslus matavimai. Taip nematė gyvenime. Perkat žmonės visokius specialius amortikus. Va čia. Kad išaugtų. Viskas iš gamtos. Viskas iš gamtos. Deivulį pasimalkavęs legaliai, kai čia buvęs. Pažiūrėt. Tos visos įdubos. Čia pas Deivulę kieme tokia auga. Patentuot reikia. Miškai, nu pakapot. Vyrai. Op, gerai, opa, pavyko. Nu, dabar gali nulipti. Reiks pagauti. Gerai čia vyrai, gerai bus. Ką sakyt? Tai kažką. Apie tą? Sakyt? Ką? Nu apie tą. Sakyk. Sakau. Sakyk. Parašykit komentaruose, kas esat matę tokį nesąmonę, kaip mes darom. Kad keliam mašiną su kaladimu. Tiesus akimirkam. Nu, karo, čia galas ne kažką, bet... Vos ne kažką. Bet žiauriai skirtingai. Dabar gal ir normaliai atsistojau, bet man atrodo, kad Deivulės pusė žemiau yra. Čia darysim A4 raudą. Per 4 valandas dugno apsauga viskas iškelta ir jau reikia važiuoti. Dėsim dar bumperius visokius, viską, visai pombe. Visai normaliai dar palyginus. Aišku, galas galėtų būti Bet aukščiau jau dar, ten jau Bet- piribora. bet jau nėra kur. Čia duoda biskį važiuoja. Bet šita pusė žemesnė, ar ne? Kaip tik vidurkė atrodo šitą aukštesnį. Priekis šitos pusės turėtų būti aukštesnis. Patenkintas. Nu, gerai. Iškelt reikės. Iš gamyklos Alraudas gaidys buvo, tai patys savo pasidarėm. Dedam orą. Orą dedam. Nu, tai varom, ką čia pabaigiam, sutvarkam garažą ar važiuojam valgyti ir Į pakatuškę. Va, kokia graži fūriukė. Man atrodo, Deivulė iš vis apsigyvenęs toj fūrui, va. Visą zoologijos sodą susivežęs. Life is beautiful. Ką tu čia šmikį veiki? Gyvenu aš čia. Kaip tavo troba atrodo? Ai, bardelis, žinai, čia daug darbų, daug darbelių visokių buvo, tai pažiūrėk, čia neplauta, nevalyta, žinai, reikia biškį priežiūros mašinytai. Bet dabar ne apie tai, dabar prižiūrėsim ne vidų fūros, ne? Žiūrėsim techninę būklę. Tai va turim tokį revitalizantą nuo Hado, jis yra skirtas vairo stiprintuvui. Supilsim, kadangi didelis apkrovas, žinot, vairas sukinėja aikštelį visur, vairas biškį sunkiau sukas. Tai šitas revitalizantas padės vairui šiek tiek lengviau suktis, apsaugos ir atstatys, jeigu yra kažkokių nudilimų, tai šiek tiek pagelbės mūsų vairo stiprintuvui. Tai žinokit, hebrytė, Hado turi ne tik lengvomų mašinytėm ar motociklam visokių priedų, bet ir sunkvežimiam. Tai furistai, žinot, jeigu gyvenat fūroje, tai nereikia vien tik saloną prisižiūrėti, reikia prisižiūrėti ir techninę būklę fūros. Dabar einam, įpilsim šito priedo, atsidarom kapotą, bent jau pas šitą Scania, bakelis yra čia, vairo stiprintuvo skysčio, tai nusiėma toks dangtelis, čia yra matuoklė kartu su juo ir vat turim tokį gražų švirkštą
Čia plakti jaučiu nieko nereikia, kaip kituose dalykuose. Tai žodžiu, ką atkemšam kamštelį šitą. Fabim. Ir švirkščiam tiesiai į bakelį. Ir varyk visą nepakenks. Jo, varau visą. Na ir žinoma, tai reikia apie 100-200 km nuvažiuoti, pasukinėti vairą, aišku, ir kuo daugiau sukinėsi, tuo daugiau viskas prasivaikščio sistemoje ir pradės apsaugot vairo stiprintuvą. Tai šitas visokias priemonės, fūrom, motociklam, mašinom, į tepaliukų visokių priemonių, chemikalų visokių įvairiausių galite gauti Hado parduotuvėje arba svetainėje. Su mūsų nuolaidos kodu plojam gausite 15% nuolaidą. Tai sako, kad savo piniginės ir savo automobilius panaudodami nuolaidos kodą plojam, ne? Tikrai taip? Žodžiu, išleikim test drive'ą. Ir neprisivyrino tiesiog. Išsimovė. Tik bijau, kad nenulūštų. Einam pavalgyti, kur atgal važiuojam, suvirinom. Nu ką, parleikėm į boksus, biškai sukrito, kol grįžinėjom. Visai jau. Fitucha, ne? Tau šitas sportas labiau patinka? Nu tai va taip, turėjau būti nuo pradžių. Originaliai. Matai, jinai pati to nori, tai. Truktų žvadžių vėl iš pradžių. Deivulė, bet tu turėjai nuojautą, kad iš čia kažko nedadarė biškai. Na, buvo. Jo momentas mažas toks buvo. Jis išvarė, dabar galim paburgs biškai. Na. Kur buvo išvaręs prie haltūrinai? Pavalgyt biškį. Pavalgyt. Na, kol mūsų mechanikai dirba. Nes mes čia realiai nieko patys nedarom. Mes tik pavaidinam ant kameros, tada tik tai filmuojamės. Mechanikėlė tokia dirba. Turim už žalutį. Už žalutį daro. Nu vsio, Deivulės atvarkė dabar kovos Deivulė prieš Justulę, kuris geriau virina. Kepuriuotieji. Tai varom į pakatuškę, įsiaiškinsim. Mama! Bahūrai dar gale kažką vežate? Ką tokį? Maišą. Pirmos pievos. Vairuotojas. Džipas. Geras džipas. O, pirma bala. Audi. Turbo quattro. Nėra nieko baisiau mums. Nežinau, nieko mes nedėjom. Kai kurie Audi vairuotojai geriau rušliką traukia negu jūsų tau su 2,5 TDS išlygom į stoteles daužuoti. Mūlė klušas. Jei, taigi prūda šalia. Tanka būdėlė? Malkutės išlėk. Nelaik. Nu ką, atvykom į pirmą objektą. Eitve! Mes galvojam, kad iš čia gali būti dėl to, nes... Paskutinė šaltinė čia. Čia kadaise gyveno jo tikroji meilė, žinai. Tikroji meilė gyveno, mes manom, kad jis galimai galėjo sugrįžti. Sugrįžt pas savo meilę. Eitve! Gyvatės lauk! Valyta? Tai Eitvi čia apsitvarkęs. Eisi susitvarkęs, žiūrėk. Vyrai, kur už čia mane atsivežėt, aš noriu jau namo. Eitve! Nėra laimų. Kaip tai gali, kaip čia gali degti? Eitve! Spėjau išnešti kudašių visai. Deivulė, palik žmonių daiktus. Kas turi dėlį? Eitvuliais. Eitvūlė jaučiu. Labą dieną! Ką tu čia? Liblusų prisigaudysi. Ateikit aprodysiu savo chatą. Čia yra mano kamarys. Tuščias biškiai. Kos dušas, lova ir 2 fotelė, aš viens gyvenu, man užtenka. O tai mergaičių parsivest. Tai Deivulė visas nukabina, nespėjau. Nespėjau čiešint. O tai uždaryti nereikia durų. Troleibusė gimė. Jo. Įsikantai Deivulė. Biškai jėgų. Nu, tai kas toliau? Nėra čia eismės. Nėra? Nu. Kaip supratome, teisingai. O kas čia nykštukai gyveno? Čerpės. Čia Deivulės gimidė. Visi iki 1,20 m. O kitų, kur kita lokacija, kur pastebėtos dar buvo. Eitvydas šiaip pasireiškęs kaip labai pamaldus žmogus. Labai tikintis į Dievą, tai tikimės, kad gal bažnyčioje rasim. Važiuojam iki koplyčios. Liečia tos aš. Vyrai! O, bahūrė. Kas vėliau? Justas antras kasiekas. 2-0, karačiai. Bet kaip taip? Per daug pakėlėm ar kodėl? Tai grįžtam į bazę ir lėkiam toliau. Šiandien Eitvis nerasim. Žodžiu, Audi visai nuplyšo, šitoj pusėje dropas pasidarė. Deivulė vairuotoja.
Antra duobė, antra... Kaip dievulė tu vairuoji? Mašina gera, Nauja. dūmas rūksta, vis tik laužo. Bet vieną raudoną aparatą keičiam į naują raudoną aparatą. Dievuliai pas dievulę tik raudonas. Šiaip per čia yra sėdmaišas, galiu mesti galą, galiu sėsti sėdmaišą. Taip pats ir sėskite sėdmaišį. Atidarykit man duris, prašau. O, roža. Aš į viduriuką. Opa. Nu, eitvulė dabar tikrai prasivešim jau. O, kiek vietos. Lekiam kaip lėšikai. Bahūrė, durys atsidarė. Kiek čia atsklido, rodo. Visai atsidarė. Dievulė ralistas, Eitve! Atlekiam! Eitvulė! Tas bitas, iš numerių pasidaręs Lietuvomis jau buvo. Tai protinga. Gudras. Eitvulė, gudrutis. Eitve! O, mašina priparkuota eitvės. Tai tikrai bus. Kuras mūsų šulinai įpuolė. Tai ką jisai, kad jis ir įkristų, vis tiek galva kišotų. Eitvulės. Mocas. Kraunamas. Girdžiu, kažkas krebžda. Švietėjas. A? Švietikas. Pirmas operatorius. Gautas iškvietimą. O, tai kad nesutvarkytos svečių nelaukiam. Eitvė, blecha. Papaltuką apsivilkė. Mane šalta. Jau, čia ar Monika? Ar ne Monika? Ar Monika, ar ne Monika? PlayStation. Atidaryk. 2. Ką rodo? Ščira. Kas buvo čia žaista? The Paim diskelį, 50 element. Deivulį klauso. The fifth element. Driftui. Padangėliais. Imk šitą. Jo? Nu, eitvė vis tiek nereik, va formuliai, matai, be ratų pasį. Įsikabinė. Ką? Tai na, kas ten buvo? Na, žiūrėjau, juda, plakatas. Aš tai pažiūrėjau. Aš pašviesiu, bet nuo durų. Tai aš šiek apsiginklavęs lakierką. Gal ir nieko. Bet kvapas, kaip kažkas gyventų čia. Tai Maistu dvelkia. kažkada gyveno. Eiti. Eiti į valgį dar. Trainykas. Nu, Vogienį buvus. Eiti, seneliumas. Įsigandau. Vos neapsiverčiau. Tai debilai jūs. Nu. Deivulė, bu na iš čia iš viso. Šviesi. Ai. Koja žmogaus. Tu nebesvaik. Aš nieko nematau. Atrodo, kad ten kažkas yra. Tai pati patikri. Šviesos neturiu. Uždusiu. Tai palauk. Debilas. Pala. Oi, neliek. Varyk. Neliek. Nešvies. Deivulė kelią nušviesiu, jis nemato. Kas ten buvo, Eitvulė siela. Varom. Dideliam sportui automobilis. Bet prisišykau. Prikakojai. Vairiu, tai tik į bažnyčią varysiu. Katulėtas kaip pagal. Nu ką, mes ir vėl pakeitėm transportą. Kodėl? Nes Davidui nepatinka važiuoti su autobusu. Nu, tai dabar lėkiam dar į vieną vietą, gal dar net, dar turim vilčių rasti eitvę, bet... Nu, kaip ir sakiau, tikimės, kad tenai gali būti eitvė, nes jisai yra tikintis žmogus. Aha. Šiaip, čia ką mes filmuojam, tai iš esmės tik grupelytė žmonių, kas ieško eitvės. Tai nežinau, gal matėt, atsimenat, kaip eitvė atrodo, gal Vasimukas čia įdės nuotrauką. Atsimenat, kaip eitvė atrodo ir jeigu kas nors matėt eitvę ar kažkur praeinant ar kažką, duokit žinot, nes tikrai dingo žmogus tiesiog. Šeima gėdin visi, nu nežinau. O apie tą bažnyčią noriu papasakoti truputį informacijos. Bažnyčia yra labai graži, matausi bent biškį. Viskį mataisi. Žodžiu, ta bažnyčia yra apleista. Mes su Deivulė esam ten kartą buvę. Tenai šiaip, baisiai atrodo, visiškai apleista, niekas ten veiklos nevykdo jokios.
Ir mum yra pasakoja istorijų, kad tenai nuvažiavus automobilis nesikūrė. Tai nežinom, kiek šitai sos, dabar važiuojam su tvarkingu automobiliu ir patikrysim. Gal kažkas su lavonais važinėjo, ne? Marise. Na. Dar buvo tokių istorijų, kad kažkas pavogė tenai karstą iš tos bažnyčios, įsidėjo į mašiną, važiavo, pateko į avariją ir ten nemirė, nežinau. Nemirė. Jeigu deigulį šitai pliks, tai mes galim ir nedalėti. Irgi net laikyti. Tai va, susitiksim tenai, parodysim iš lauko biškį, gal nebijosim labai viduje, nes Marisė irgi yra tikintis. Ir jeigu Marisė dingtų, tai ten ir ieškotume. Aš pabūsiu čia. Jūs sakėt, aš iš mašinos pafilmuosiu. Bijai? Ne, šiaip tingai. Tai gal negesyk, būrų? Jau per vėlu. Jau per vėlu. Ten pažiūrėsim. Atvykom. Jūs čia vietiniai, tai pasakokit, kur eiti pasislėpęs. Eitve. Po lapu. Šiaip iš tikrųjų bijau biškai į vidų. Tai neinam. Bijau. Tai su katafalku reikėjo atvažiuoti dar. Sai. Šiaip mažiukį labai. Bokštelį gal einu įlipt. Einu į vidų. Einam. Tai reikia eiti rast vis tiek. Jis čia pats tai neišeis gražiuoju. Eidve. Nėra? Jeigu ir čia jau nėra, tai aš nežinau, kur jį ieškoti. Kaip čia nejaukų. Tai jūs čia buvę, tai jau jaukų jums turėtų būti. Pabūsiu tarp durį, aš gerai vyrai. O jeigu durys susidarys? Kažkur būdavo čia kažkokį užrašelį. Ką jie reiškia? Vokietiškai kažkaip parašyta buvo. Jeigu rekomenduoju klasą išvieškoti. Davai, ne. Nu čia eitvis nėra, bet čia vaikščiot nelabai naktį. Smagu. Tai dar ieškom eitvis, ar užteks jau šiandien? Čia aplinkui visur išvaikščioja? Va ta bažnyčia. Medinis, manau. 1930 reikia šeštais uždaryti. Čia kas? What the fuck? Nesimato per kamerą, žinau. Kas ten stovi? Žinau. Jum tą kitą. Kas ten stovi? Nesimato, žinau, kas tiek. Tai? Nežinau, kažkas yra. Man tikrai jau darosi baisu. Davai, gal neinam. Tvoros kampe, va tenai už tvoros gyvenai. Matai? Net per kamerą nieko nematyti. Prizūmintai su kamera. Ne, gal Hebra, davai važiuojam, karočią. Man jau biškai nejauku. Gal davai varom. Kelius uždarom. Biškai baisu labai vienam vaikščioti. Bet tai šviesą vis debilai. Einam visur kartu. Šviesą mašinai paliko. Nes durų neuždarėme. Aš tai uždaręs duris. Tai ką viskas? Kaitvis neradom. Čia. Mūsų priskrido. Video baigtas. Video vlogas. What the fuck? Nekur. Užrakyk mašiną. Bet bando kažką. Kodėl? Va. Anakart, kai mes buvom, tai užsikūrė mums viskas. Nesikuria mašina. O štai va. Nieko čia gero. O tai ką darom? Užsirakinu. Užsirakykit jūs. O ką darom? Tai reikia kažkaip užkurt mašiną. Kuro Suka. Bet bando, tuk ir vis tiek nieko. Pakūrai tūpėm, nu. Kai miegosim per naktį. Bažnyčioje. Niekas net važiuos dabar tokiu metu Ne, čia čia mūsų. nemiegosim, aš tai čia einu pieškom. Nu, vo, Nu. toli biški. Tiesiai netoli. Kokią 15 km. Ko tu išbalės? Nežinau. Ką darom? Nu, tai reikia atpažiūrėti, gal kažkas ten, žinai. Aš tai neįsiu tikrai. Ne? Bijai? Bet taip jis dabar rimtai kažkas ateina, tas bičias, kur palei kampą buvo. Tai. Aš tai nenoriu lauko atvykti. Šiandien noriu jau eiti. Reikia pažiūrėti, bet tai aš... Jums šviesas davai, paiktų. Čia gal sutapimas tiesiog. Nu tai pažiūrėsim po kapotu, gal ką žinau. Ką tu nerasi variklį? Baigtų, na. Nei kam paskambysi tu čia naktį, nei ką. Pamanyt dar kartelį. Tai ką rašo? Kas dačia? Starteris kažkaip vertas. Noriu namo. Einam iš čia, na. Namo? Pa žmonės, Kažko? nu, nežinau, prašyt pagalbos kažko. Nu tai einu. Nu tai nežinau, ačiū, kad žiūrėjot, paspausit laiką, subscribe, mes čia bandom kapanotis tada.
Ne. Bandom, Va, prožektorius tampa čia. Vis prapuolė. Dojam važiuojam, be šviesų, be leidimo. Kai kiti bijo, mes spaudžiam iki dugno. Omega stovi, sena bet kieta. Nuo Kazlų iki Kauno, čia mūsų planeta.